Sveiki visi, aš esu buvęs Demolos studentas ir jums šiandien papasakosiu, kodėl ir tu turi prisijungti prie Demolos. Taigi, mažylis direktorius ir milžinas studentas, kodėl aš taip pavadinu savo prezentaciją. Taigi, per savo patirtį per 2 Demolos projektus pastebėjau, kad per trumpą laiką studentai sugeba tapti milžinais ir netgi padaryti tokius dalykus, kurių nepadaro net direktoriai. Kodėl taip įvyksta? Nes studentai susibūrė į vieną komandą ir per trumpą laiką padaro netikėtinus projektus, netikėtinus verslo modelius bei verslo modelių prototipus. Ir kodėl aš siūlau jums prisijungti į Demolą? Nes universitete jums žinių visų neužtenka. Kodėl aš siūlau ateiti į Demolą? Kad jūs turite atrasti save. Dabar studentai yra raginami atlikti praktiką, išvažiuoti Erasmus programas, kuo daugiau kažką veikti už universiteto ribų. Taigi, aš jums siūlau ieškoti savęs, eiti kažkur kažką daryti. Taip pat norėčiau parekomenduoti Demolą. Aš esu likęs praktikų keliose įmonėse, kuriuose buvau tik praktikantas, bet man tai ne visai patiko. Demolą aš tikrai radau save ir tenais buvo daug pridėtinės vertės, kur aš galėjau save realizuoti. Aš gavau čia atsakomybę, aš gavau čia kūrybingumo laisvę. Universitetas jums papildo tik vieną CV eilutę. Vadybos, bakalauras, ekonomikos fakultetas, Vilniaus universitetas. Štai taip atrodo mano viena eilutė susijęs su universitetu. Bet iš Demolos aš gavau daug eilučių, kurias galėčiau papildyti. Pavyzdžiui, daug patirties, kurias įgavau parodyti. Taip pat aš universitete labai pasigendu dažnai komandinio darbo. Universitete yra skatingas studentas dirbtų vienas, jis yra individas, jis turi vienas mokytis, vienas laikyti egzaminus, jis kartu nesprendžia problemų su savo grupės draugais. Demolo yra viskas tai komanda. Komanda yra vienas mastas. Ir taip pat man universitete pastoviai trūksta praktinių žinių. Viską, ką išmokstu, aš parašau egzaminą ir tos žinios galiausiai dingsta. Demolo tu viską, ką išmokai, galėsi pritaikyti ir sukurti realų produktą. Ir kai tai tu padarysi, mes Demolo per 3 mėnesius studentus raginam identifikuoti klientų poreikius susijusius su projektu ir sukurti mažą prototipą. Kaip matote, čia yra pavyzdys Endiskop prototipas, kuris yra padarytas iš paprasčiausių ofiso priemonių. Prototipas gali būti padarytas iš bet ko, iš popieriaus, plastelino, kad jis atspindėtų tą produktą. Ir po to jis tobulinimas po truputį pridedamas, jis gali virsti tokių sudėtingų prietaisų. Taip pat galiu parodyti dar vieną pavyzdį, Project Ara prototipas. Project Ara yra modulinis telefonas, kuris susideda iš daug dalių. Tai gali atrodyti sunku įsivaizduoti, kaip galėtų atrodyti, bet matote, kad Project Ara pristatinėjo pradžią kaip Lego detalių rinkinį, kad paprastai papasakoti, kaip jis turėtų atrodyti ir kaip jis turėtų veikti. Ir taip pat netgi Google atlieka tos prototipavimus ir savo prototipus pastoviai tobulina. Matote čia visą Google Glass evoliuciją nuo sudėtingo rakando iki paskutinio gražaus prietaiso, kurį dabar matotis parduotuvių lentynose. Aišku, prototipų galima daryti ne tik prietaisų, galima daryti ir įvairių paslaugų prototipus, atvaizduojant visus verslo procesus bei pinigų sroves. Tai padaryti yra naudinga, nes tik gali parodyti labai sudėtingą verslo modelį, labai paprastų ir vaizdingų būdų, kad suprastų kiekvienas žmogus. Taigi, mes Demolui tą atliekam tikrai, atliekam tą patį, tik tai su realiom rinkoje esančiom problemom ir tai darom 3,5 mėnesio, kad studentai visiškai galėtų išdirbti savo verslo modelį ir pristatyti jį investitoriam. Taigi, mes kviečiam jūs jungtis prie Demolo Vilnius ir atrasti savo projektą. Ačiū, kad manęs išklausėte, lauksime jūsų registracijų.